Prancūzija, prancūzijos kultūra neįsivaizduojami be kino ir žinoma be prancūziškos komedijos. O kokia prancūziška komedija be Louis de Fineso? O koks Louis de Finesas be Saint-Tropez Žandaro? Ir štai man už nugaros yra Gendarmerie Nationale. Tai yra pastatas, kuriame kaip tik ir buvo žandarmerija, kuriai vadovavo žandaras, kurį vaidino garsusis Louis de Finesas. Ir kaip jau atspėjote, aš esu prancūziškame Saint-Tropez, tikram Saint-Tropez, kuriame buvo ir filmuojama garsioji komedija, ir visa serija komedijų, į kurį aš čia šiandien rytą atvažiavau iš savo kempingo Frezy miestelėje, į kurį jau kuriame vakar jau įsikūriau, pasistačiau palapinę prie pat pliažo, ten neblogas toks kempingėlis, bet vakar tokia buvo rami dienelė, o šiandien iš pat ryto atsikėliau, lengvai užkandau ir atlėkiau čia į Saint-Tropez. Pirmu numeriu atvažiavau į Louis de Fineso ir žandarmerijos muziejų. Šitam pastate dabar yra įrengtas muziejus, jame yra daug įdomios ir interaktyvios medžiagos apie būtent visą tą seriją filmų, apie kiną Saint-Tropez miestelėje, daug eksponatų, tikras ofisas, kuriame buvo filmuotas tas visas žandarmerijos biuras ir visi kiti pričindalai su to susiję. Toliau pats Saint-Tropez. Pats Saint-Tropez tai žinoma čia Žydrosios pakrantės perlas. Tai yra ir didžiulis jachtų uostas, kuriame jachtos viena už kitą didesnės, viena už kitą brangesnės. Čia turbūt suplaukė visi didžiausi pasaulio turtuoliai pasimatuoti, kieno jachta ilgesnė. Taip pat suvažiuoja visi pasimatuoti, kieno Lamborghinis ryškesnis. Ir taip pat dar kom nors pasimatuoti, bet čia jau fantazijos reikalas, manau. Tačiau šiaip Saint-Tropez pats labai gražus, elegantiškas, išlaikytas miestukas, labai švarus, neaukštas, nedickas. Gražus pliažai, gražus pastatai. Nieko čia kažkokio tokio perdėm įspūdingo ar grandioziško, bet vis tiek gatvukės siauros, gėlyčių daug prisodinta, viskas išlaižyta, iščiustinta. Ką atkreipiau dėmesį, labai daug meno galerijų, labai daug įvairių tokių meno vietų, kur menininkai patys čia sėdi, dirba, daro savo darbus, labai gražiai pristato. Taip pat ta promenada, kur visi vaikšto, žiūri, gėrisi, grožisi. Tai aš čia apėjau, apsižiūrėjau, pažiūrėjau, kas čia tokio vyksta. Tai dabar turbūt eisiu kažkur pavalgyti, o šiandien dar nuvažiuosiu į Kanus, kurie taip pat čia yra už keliasdešimt kilometrų, tai jau čia užlipsiu ant autostrados, greit nušoksiu į Kanus, aplankysiu Kanus ir tada jau grįšiu į savo kempingą, kur šiek tiek pailsėjęs, jau ruošiuosi kitai savaitei ir kitą savaitę jau judėsiu link Marselio, kur aplankysiu Marselio įžymybės ir garsiąją Ifo pilį, kurioje buvo laikomas grafas Montekristas. Tai ten jau bus mano paskutinė kelionės atkarpa ir po to jau suksiu į šiaurę link Šveicarijos ir turbūt jau link namų. Tai gražaus visiems sekmadienio, ačiū visiems už palaikymus, už komentarus. Einu aš dar apsieisiu aplinkui, kas čia vyksta, pasižiūrėti ir tada jau šausiu tolyn. Ačiū ir iki.